Pagaliau atėjo nemažai siuntinių, visi siuntiniai yra iš AliExpresso ir nemažai jūsų klausėt, iš kur perku visas prekes, visus valdiklius, elektroniką, tai kokie 25% mano pirkinių yra iš AliExpresso. O jeigu reikia kažko tai greitai, negaliu laukti, tai tada važiuoju į RC Dalis parduotuvę. Ten yra pakankamai neblogas pasirinkimas, toli gražu ne viskas, bet pakankamai neblogas palyginti, jeigu reikia kažko tai iš radio bangom valdomų tokių dalykų. Čia yra AliExpresso haulas, pavadinkim, ir galim pradėti nuo mažesnių, čia tikriausiai bus daugiau. Kai daugiau užsiimsit konstravimu, šitie labai pravers, nes kartais nusiperkat baterija ateina su tokiam tai jungtim, kurios labai retai aš kada jas naudoju, bet labai biesna, kai neturi perjungėjo, nežinau, prihodo. Tai tokių nusipirkau nemažai, nes trūko ir tokių gan paprastų perėjimų iš XT30 į XT60, dažniausiai tokie eina. Bet čia prisipirkau visokių, nes AliExpress jie pakankamai pigiai yra, tai geriau nusipirkti daugiau ir po to nesigailėti, nes su RC konstravimu yra tokia specifika, kad vienas toks kištukas, jungtukas, laidelis, jungtis ar dar kažkas panašaus gali sustabdyti visą buildą. Tai jau geriau turėti nereikalingų ir besimėtančių, negu kad trūktų. Kitas dalykas, čia yra laidai tiesiog, AVG laidai, aš jau nusipirkau į Lemonai, bet dabar atėjo, nes man reikėjo tada greitai, nors jų taip ir nepanaudojau. Čia yra tokia pavara ornitopteriui, iš esmės plasnojančiam skraidymo aparatui. Tai bus įdomu pasikonstruoti, ką galima iš šios padaryti. Čia montuojasi varikliukas, brushed motoriukas, toks kaip matėm ant tų raudonių mini gliderių. Ir jeigu čia pažiūrėtumėm, čia dėtasi karbono lazdelės su sparniukais, tarkim, jeigu. Ir jisai sukasi taip, kaip čia. Ir jis taip sukasi ir matot plasnoja taip pat. Tai aš nusipirkau vieną pasibandymui, realiai gal reikėtų netgi dviejų jų vienam skrydžio aparatui. Toks, kad būtų vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos ir būtų galima jį valdyti. Čia yra mano kitai užklasiniai daugiau veiklai, monetam čia toks yra reikalas. Pabandysiu ant šitų mažesnių motoriukų uždėti tokius propeleriukus, jie yra didesni negu defaultiniai. Dabar aš jų, man atrodo, 3 papildomai nusipirkau. Čia yra vienas iš įdomesnių dalykų, ką nusipirkau, tai mini greičio reguliatoriai 5 ar 6 amperų, dabar tiksliai neprisimenu, bet jie matot, ant kiek yra jie mažesni negu kad ir tas 12 amperų SC, kurį dėjau ant paskutinio raudono savo projektuko. Čia yra 12 amperų mažiukai greičio reguliatoriai ir dar gavau dovanų. Čia man atrodo yra daugiau asmeniniam naudojimui. Čia man atrodo yra siurblys. Atrodo visai neblogai, plasmasė irgi maloni, atrodo pakankamai kokybiškas reikalas. Reikia išbandyti, bet čia, aišku, su RC nedaug susiję. Gavau šiandien ryte dar vieną siuntą, tai galim pažiūrėti, kas ir čionai. Šitų traukių buvo pritrūkę jau į pabaigą, tai pasiėmiau. Nežinau, aš galvoju, man atrodo, mažesnius užsakinėjau galvoju, bet tokie buvo. Tai aš tokių belekiek turiu, tai vienu žodžiu. Tokių dar daugiau turėsiu. Čia tiesiog skirtingų, man atrodo, skirtingų diametrų, storesnės, plonesnės tos traukės, tai nusipirkau kažkaip, kad turėtų savo projektėliam. Tai dar papildomai šituos išpakavau. Ir jeigu kas papildomai domina, tai galite drąsiai klausti komentaruose, atsakysiu.